Iki šiol Kristaus atpirkėjo statula buvo ryškiausias Rio de Janeiro simbolis, o dabar jis puošia ir Kretingos rajono Žibininkų miestelį. Puikiai Lietuvoje žinoma verslininkė Rada Matulevičienė nusprendė savo verslui priklausančiame miške pastatyti tokią pat skulptūrą kaip Brazilijoje. Kadangi Rada šiuo metu šiltuose kraštuose, tai apie mamos projektą pasakoja dukra Laura. Reikia padaryti kažką, kas atneštų žmonėm tos taikos. Jeigu yra daromi geri darbai, jie skatina kitus gerus darbus. O jeigu tu gali uždirbti, tu turi dalintis. Tai va čia Rados toks kredo, o mes atlikom visą darbą komandą, visą mūsų. Žibininkų miestelio Kristus ne visai toks kaip Rio de Janeiro. Šiek tiek mažesnis ir su lietuvišku akcentu. Skulptūra savo širdyje, kaip sakant, centrinėje dalyje turi gintarinę širdį. O kaip žinot, gintaras nuo seno ir Baltų, ir Baltijos šalyse yra taikos ir sveikatos simbolis. Tai vat su ta intencija mes ir padarėm būtent gintarinę širdį, kuri tai simbolizuotų, kad žmonės pradėkit taikytis, žmonės nebesipykit, mylėkite vieni kitus ir viskas bus gerai. Kristaus atpirkėjo aukštis įspūdingas, kaip 3 aukštų namo. Mūsų šita skulptūra yra tik 4 kartus mažesnė. Jos aukštis yra 10 metrų, tarp rankų yra 8 metrai pločio. Tokia, jeigu būtų reikėję gabenti, tai būtų tikrai nemenkas iššūkis, bet jinai buvo padalinta į 4 dalis. Pirma dalis buvo betonas išlietas miške ir kitos 3 dalys tiesiog atgabentos kranu ir sukrautos. Skulptūrai specialiai parinkta ir vieta, kaip sako Laura, šventa. Žinot, visa Žemaitija jinai buvo tokia kariauta, neužkariauta, vieta buvo tikrai neatsitiktinai rinkta, kadangi, čia sakau, yra Stonehedžas, kuris senais laikais, taip istoriškai galbūt, aš nežinau, bet buvo sakoma, kad tai baltų vieta, kurioje ten žmonės melsdavosi. Skulptūrą visiškai pabaigti ketinama per artimiausius mėnesius. Žmonės Kristui galės palikti savo norus, o naktimis švies ir pati skulptūra ir kelias link jos. Galite atvažiuoti naktį ir važiuoti, netgi siūlyčiau naktį atvažiuoti vakare, nes tada būna labai gražiai apšviesta jinai. Tai niekas neišvarys naktį? Oi ne, baikit, laukiam jūsų. Visų. Beje, verslininkų šeimai priklausančiame miške yra ir daugiau skulptūrų. O čia vakulėlė yra, žinokit, žemaičių termometras. Jeigu kūlis, akmuo, žemaitiškai kūlis akmuo yra, jeigu kūlis šlapės, reiškia lyja. Jeigu kūlis sausas, reiškia sausra. Jeigu kūlio ant žemės ir šešėlis, reiškia saulėta. O jeigu kūlis balts, reiškia žeima. Ir apsnigtas. Jeigu kūlis juda, reiškia vėjuota. Jeigu kūlis šokinėja aukštyn žemyn, reiškia žemės drebėjimas. Jeigu matot kelis kūlius, reiškia per daug alaus. O jeigu kūlio nėra, reiškia buvo užėję, kažkas pasidarbavo. Smagu, kad žmonės sukūrė didelius ir sėkmingus verslus, nepamiršta gėrių pasidalinti ir su mumis visais.